visus su artėjančiom šventėm. Šiandien aš jums pagaminsiu, kaip čia antros dienos sultinį pagerinti jūsų nuostabiai sveikatai. Tai gali būti višta, tai gali būti bet kas, bet kadangi mes gaminame antį, tai darysime tai, kas liks iš jos. Reikės labai paprastai, labai mažai. Česnako, stikliniai makaronai, pilami puodą alyvuogių aliejų, metam česnaką. Dar galite dėti paprikos, pomidorų, ko jūsų širdis geidžia. Įmam antį. Kaip matot, yra labai daug sultinio likę dar. Grūdom, įdėjom ją į ten, tai šiek tiek uždengiam, paliekam, nežinau, 5 minutėm, kad jis šiek tiek pasistimintų, pakeptų su česnakais ir tada mes sudėsime perlinių, užpilsime viską vandeniu, kad pasidarytų sultinys ir paliksime traškintis, kad kaulai iš vis nueitų nuo mėsos. Matot, antis visa susiraitė. Dabar ką aš padarysiu? Pėdysiu grietinėlės. Taip, dabar mes turime likusias kruopas. Įdedam jas į galą maždaug, kad šiek tiek šiltų. Joms virti teoriškai jau nebereikia. Nu, pasakiškas skonis. Taip, įdėsim šiek tiek makaronų. Čia vėliau, kad užsiimti, tai išimti tą kaulą, antis, nupjausti, sudėti atgal, mes padarysim paprasčiau, greičiau. Mes labai čia norim jau valgyti. Gerai. 3 minutės pavirė. Tai kuo ilgiau virsite, tuo antis labiau plyš nuo kaulų. Žinoma, kaipgi mes be lengvo aštrumo. Ir žinoma, beveik šviežios kalendros. Ir viską pagardinsim. Sultinis. Toksai mano rekomenduojamas jums Hangouverio anties sultinys su grietinėle, makaronais ir pačia antimi. Nu, žinokit, rytą jis jums praskaidrins taip, kad norėsite dar paskanauti nuo vakar dienos likusio vyno. Gerų švenčių!